Aš esu aktorius Eimutis iš spektaklio Žirklės. Jeigu jūs iki šiol jo dar nematėte, žinokit, kad jis po truputėlį tampa legenda, o galima net sakyti, kad jau yra legenda. Mūsų grabais tiesiai Rojų ekspresas. Atsipalaiduoju. Aš vaidinu Robertą Kirpėją, šito salono savininką ir ten vieną iš įtariamųjų. Ai, nesigauna! Papjovė! Tikrai gera valdyti jį, gera girdėti, kai žmonės juokiasi, ką tu ten darai su tuo savo personažu. Kaip čia išjungčiu dabar, kad tas turi juokiasi? Aš gal vienintelė aktorė iš visų vaidinančių dabar šitą spektaklį, aš vienintelė, kuri vaidino nuo pirmo iki dabartinio spektaklio. Niekur išėjus. Apie personažą galite susidaryti įspūdį vien nuo tokios frazės. Nesupratau, jūs ką, klausėt, kur dirba mano vyras? Ką dirba mano vyras? Mano vyras Seimo narys, jis nieko nedirba. Ne, kol kas dar ne. Iš tikrųjų, taigi atviras durys, gali įeiti, užlipti tą bobą naudoti. Galėjo Makovskį, bet to nepadarė. Mano vaidmuo yra toks truputį neigiamas, aš toksai grubus, neigiamas vaidmuo. Tai dažniausiai būna, kai žiūrovai, jeigu kur nors rajone, tai visi jau iš mane, kad aš nusikaltėlis. Jau visada. Vilniuje tokie truputį, tokie liberalai. Vienintelis spektaklis tikriausiai Lietuvoje, kur žiūrovai dalyvauja spektaklį. Ir jiems labai patinka. Žinoji banga! Ta pjesė yra parašyta vieno psichologo su savo mokiniais ir tai yra iš tiesų veikiantis dalykas, kaip užkabina žmonės, kai jie patys gali dalyvauti tame detektyvinėme tyrime. Ar galėtumėt išbėgti ten į skolą ir sušaukti, kas paskutinis supuvęs kiaušinis? Aktoriai labai gerai vaidina, labai stengiasi, labai nori, kad tas spektaklis eitų ir gyvuotų toliau. O jeigu rimtai kalbant, vis dėlto jo forma, išskirtinė jo forma, ta, kad viduryje spektaklio užsidega salėje šviesa ir žiūrovai tampa liudininkais, komentatoriais. Beveik visas salė. Tai tikrai labai tinkamas spektaklis ir visai šeimai, ir įsimylėjėlių poreliai, ir pagyvenusiems žmonėms, ir tiems, kas mėgsta detektyvą, ir tiems, kas, žinoma, mėgsta gerą komediją, ir tiems, kas mėgsta naują formą. Daro kažkokias gatves, Dabartinis žiūrovas yra labai geras, labai atsipalaidavęs, labai geranoriškas ir neatsimenu jau spektaklio, kur mums reikėdavo iš jų traukti kažką. Mano draugelis turėjo raudoną mazdą, pritrenkė du šernus. Kiekvienam žiūrovui, nežinau, vaikui nuo 9 metų, kuris jau pradeda suvokti, kas yra detektyvas, vaikui nuo 9 metų iki 89-100 metų žmogui. Kaip visada, arriba, dalioliai, hopa! Galima turėti puikią atrakciją, pačiam ne tik stebėti, bet ir sudalyvauti tyrime. Mes net nevadinam to spektakliu, bet tokiu smagus detektyvinis tyrimas ir lengvai įtraukiai praleisti vakarą.